Jie irgi svarbus, nes, pavyzdžiui, jeigu tu čia iš Pagėgo ir iš Jurbarko, jau kaip ir miestelis, ne? Nuvažiuoji kokį nors kaimelį ir kai tu sakai iš Pagėgo, tai atrodo, o čia, žinai, atvarė iš miesto, čia pamokyti. Bet gal visai gerai, jeigu tikrai patys mokiniai ir kiti mokiniai pasakot iš kokios mokyklos. Galima, nežinai, nebūtinai pagal miestą sakyti, arba iš kokios organizacijos, arba iš kokios mokyklos. Ir galbūt tai nesukuria tų barjerų. Kaip pas nusipaiš, reikia. Netgi būna pasakė iš kokios mokyklos esi, tai gal tu tą pažįsti? Jo, pažįsti. Nu, pavyzdžiui, o tokie žmonės, nu, nežinau, ne 15, dar kažkaip metų. Brolis. Tai gal tu tą pažįsti? Nes vaikas nepažįsta. Bet čia gerai, ne? Ar blogai? Nu, faina. Nes kartais, matai, iš tikrųjų, tie tokie šalutiniai pokalbiai, jie numuša nuo to, ką nori padaryti, bet kita vertus, per tai yra galimybė parodyti, o, mes taip patys pasiekę iš kitos mokyklos, mes turim bendrų pažįstamų ir tada kažkaip tas bendrumas atsiranda, ne? O iš kitos pusės, tai kaip tik, kai, tarkim, nesakai, iš kur tu esi, tai po to būna kaip ir pokalbio pradžia, tarkim, veiklai prasidės tas artėjimas gaunas, nes tavim pradeda vis tiek tas smalsumas lyst ir klausia, o kur tu gyveni, o kur mokais, o į kelintą klasę eini. Tai po to kaip ir pokalbio pradžia tokia. Aha. Gerai, kas dar svarbu? Pasakyt, ko tu atvažiavai. Ko to čia reikia? Ko tu čia reikia. Ir čia apie tą, ko tu atvažiavai, yra keli skirtingi būdai pasakyti. Nes vienas yra pasakyti, kad aš atvažiavau čia daryti tą ir tą, o kitas yra kalbėti per dalyvio prizmę. Mes atvažiavome tam, kad jūs galėtumėte dalyvauti, arba tą daryti, arba pažaisti, kartu kažką ten suprasti, išmokti. Vienas iš prisistatymų buvo, mes esame tokie, iš tokio projekto, tokia veiklos grupė, ir tas žmogus jau, žinai, šiandien išsigąsta, kiek čia daug tokio dalyko, ir gal jūs atvykote čia ne dėl manęs, o dėl to, kad jūs čia kažkokį projektą vykdo. Ir kartais irgi tas gali netgi ir atstumti, kaip per didelį tą įžangą, kaip per daug, kai čia tarp gerai projektų nuveria, bet jau nesakykit, nes nors viešinimo atrodo svarbu, bet tikrai, teisingai sakot, labai svarbu, kad būtų aišku, o tai ko mes čia surinkom, ne? Kodėl tu atvažiavai, kas čia vyks, kad jaunas žmogus neišsigąstų. Kodėl mes čia to žaidimus žaidžiame. Tai labą dieną. Tikriausiai jau žinot, kas mes esame, nes mes pas jūs atvažiavom jau ne pirmą kartą. Bet kas dar nežino, kas dalyvaus pirmą kartą mūsų veikloje, tai mes esam mobili jaunimo laisvalaikio praleidimo programa. Ir šiandien mes su jumis vykdysim skirtingas veiklas. Tai čia yra Monika. Ir ji šiandien su jumis vykdys judrius žaidimus. Čia yra Ona. Ir jis su jumis šiandien piešimą. Aš esu Irma ir šiandien, kas norės su manim pažaisti stalo žaidimus, tai galėsit visi pas mane. Ir čia yra mūsų jauniausias, bet nepraščiausias. Ir jis šiandien mokys Gitaros pamokėlį. Ir dabar, jau visi tikriausiai žinot, kas kur norės eiti. Tai visi, kas norės eiti judriuosius žaidimus žaisti, tada galbūt bazuojame į sporto salėje. Taip. Kas eina su Onute piešti, tada einam gal į dailės kabinetą. O visi, kas nori pasilikti su stalo žaidimais, tai tada pasiliekam čia. Jo, gitaros pamokėlės, tai čia reikia klasinės. Jo, ir dabar tada, kas pasilieka su stalo žaidimais, tada sutūkit čia. Tai kaip ir sakiau, aš esu Irma ir noriu iš karto susitart su jumis, manau, susitart. Tai jeigu kalbam, tai kalbam po vieną. Ir nesipešam, žinoma, dėl žaidimų, susitvarkom savo darbo vietą, ne darbo vietą, bet užsiėmimo vietą po žaidimų. Ir žinoma, nesikeikiam, nešūkojam. Ir jeigu jums nepatinka veikla, jūs tiesiog išeinat į kitą užsiėmimą arba norėsat už durų ir tada pareinam. Tai ką, galima pradėti nuo susipažinimo žaidimų. Labadiena, mes esam savanoriai iš Pagėgių krašto. Aš esu Rūta. Esu Dovydas, Matas, Gustas, Arnas. Ernesta. Ir dabar šiek tiek Ernesta primins mums apie patį projektą, kurio dėka mes esam čia. Šio projekto pavadinimas yra Savanorių VVG Nemunas bei VVG Pagėgių kraštas teritorijose parengimas ir paslaugų kaimo jaunimui teikimas.
O ką mes darysim, kokia šio projekto esmė yra? Taigi taip, mes atvažiuosim į jūsų mokyklą ir kartu stengsimės praleisti naudingai ir linksmai laiką. Mes nebūsim jūsų mokytojai, nebūsim vadovai, tiesiog būsime draugai. Ir kiekvieną kartą atvažiuosime su įvairiomis veiklomis. Šiandien pirmąją veiklą pristatysiu aš, tai yra muzika. Muzikos užsiėmimai. Tai bus ne tik kažkoks dainavimas arba muzikos klausimas, bet taip pat klausimas įvairių gamtos garsų, ritminių pratimų ir viso to, kas susiję su muzika. Pažadu, kad ne tik gerai praleisim laiką, bet ir išmoksim, sužinosim daug naujo. Mes esam sportininkai ir galėsim pravesti įvairius žaidimus. Krepšinis, futbolas, tinklinis, ką tik norėsit. Palei jūsų norus. Mes užsiėmėm diskusijom, kuriuose aptarsime ir bandysime įspręsti jums aktualias problemas. Pas save kviečiu menininkus, kurie nori papiešti, palipdyti, išmodelino visokių formų ir atskleisti šią dienos savo nuotaikas. Pasirinkęs veiklas visus kviečiu pasirašyti į sąrašus savo vardus ir kad jūs dalyvavote mūsų veikloje. O dabar manau, kad reikia pasidalinti veiklomis, tai kas einate piešti, lipdyti ir visą kitą daryti labai meniškai gražiai, tai eikite pas Ernestą. Einate pas mane. Visi tie, kurie nori diskutuoti ir sakyti savo nuomonę, eina pas Arną ir Gustą. Žinoma, sportininkai, judrieji ir tokie eina pas Dovydą ir Matą. O visi kiti likę, kaip suprantu, pas mane į muzikos užsiėmimus. Tai sveiki visi, mes esam savanoriai iš mobilios laisvalaikio programos. Šiandien vykdysime judriuosius žaidimus. Aš esu Gerda, tai yra Ignas. Ir dabar norėtume pažaisti su jumis trumpą susipažinimo žaidimą. Tai va, dabar aš jums duosiu lapelius ir jūs parašykit savo mėgstamiausią skaičių arba bet kokį skaičių nuo 1 iki 10, tada aš pasakysiu, ką toliau daryti. Dabar parodykit savo lapelius ir su tuo skaičiu, kurį parašėt, jūs turite tiek pat pasakyti dalyko apie save, tarkim, koks tavo vardas, ką tu mėgsti, ką valgai pusryčiam ir taip toliau. Tai esu Kristina, mokinuosi 11 klasėje, mėgstu gyvūnus, viskas. Aš esu Monika, man 16, esu iš Jurbarko ir šiandien mano kelias yra rudas. Esu Paulius, mėgstu cepelinus. Šaunu, dabar susipažinom, ką žinau. Greitai pasaro, eisim pažaisti ką nors, hydraulas, mogolas.